Penktadienis, laba diena, laba diena. Galiu Jeigu kažką nulis, paklausti? klausk. O mes varysime į parduotuvę? Ne šitą, kitą, dabar varom tik siuntinį išvis. Žodžiu, varam išsiųsti Aš irgi siuntinukų. tą biškį galbūt. Einam, padėsim mamai, nu. Ir rytoj bus sudurtinis vakavalius, gimtadienį rekruoštės kažko. Ir esu prisižadėjus cepelinų, nes ale ir kartovis to pačiu. Tai kasti bulvių, skosti faršą reik nusipirkti. O jau tų žiaurė pavargus ir da jums jų reiktų ant konkursą sužiūrėti. Niu. Ten yra mano mašina. Gera tavo mašina, aha. A tu dėžutį gali paimti? Galiu. Paneši? Nėra. Varom. Nu. Aš uždarysiu. Kur einam vežimėlį pasiimti? Tavo mergaitės yra chebra. Taip. Tai savo. Nesim. Ką nori pigiai paprasta, bet nikap neišėda. Aš galiu tą pastumti. Nu, pastumti. Nu. Nu. Čia drifti. Nu, kur tu važiuoji? Turim krautui 70 keli eurą. Taigi, tada aš negaliu. Sargiai nepulk. A, Jėzus Marija, kur mašinas raktelė? Mes gal neužrakinom? Užrakinom. Palauk, reikia išpuoti. Dieve. Kokį esu išvėrus, nu kap nėra jėgų šiandien, aš negaliu, nesuprantu, kas yra, o darbų milijonas. Kas galėtų žmonės biškį bulvių nukasti? Ai, bet aš turiu gervėlį, juk man buvo atvažiavo žmonės užsienietė irgi ir padovanuoju gervėlį. Tai jau bus biškį patogiau kasti, bet čia, nu, tik met prie žemės, čia lygis, čia kas. O šitą va. Tai do gražuolė, juk lauk ryto gimtadieniaus. Bus cepelinų balius, vaikai, gerai? Ne? Kodėl nebus torto? Bus tortas ir cepelinai. Gerai? Jo. O ką tu nusitraukė? Ką? Žinok, aš biškį moku pakelti. Gražu, nu parodyk, kaip tu moki pakelti. Nu? Oba. O, šaunuolis. Stiprus esi, ne? Parodyk raumenį. O, Mama, žiūrėk. Kaip sakot, užteks, ar neužteks? Cepelinam. Ką? Dieve, nu biškį pradeda atsigauti, nu tik nėra sveikata šiandien. Nežinau. Reik biškį pabūt laukį. Įsijungti muziką. Išliūt koldaktas. Ir čia vėda kažkur pasisodinti, bet matys, kaip čia kas bus. O kaip kažkur taudas. A, ten. Viskas. Sveiki, Jėzau, 2 dienas kamera buvo padėta į šoną. Savaitgalis buvo labai fainas, va po gimtadienis atšventėjom, buvom su šeima ir šeštadienis, sekmadienis, žodžiu, vakar prie vandens visą dieną. Tai viskas buvo padėta šalia, vis kameras, į telefoną, tiesiog buvau ir mėgavaus to laiko su artimaisiais. Grįžtu,
Ir taigi vis dar nėra paskelbtas konkursą nugalėtos ir šiandien išrinksiu, sudėsiu vakar video ir gausit susisiekti su manim. O dabar einam vėl gyventi įprastą gyvenimą. Jėzus Marija 10 dienų bėra iki rugsėjo mėnesio Ostane ir ajajai. Bijau ir nebijau, nes gausias gan didelį atstumą vežti mokyklą, mažuoju ten iki kaimo į darželį ir kaip čia viskus suspėti vėl ir kaip ta pirmą klasę mums seksės, žodžiu, vis tai tokie pirmį kartą, žinot, jauduliukas. Pabandykim rasti on konkursinį. Konkursas, gerai. Dukrytė, neverk, Popierlinki. Benita, salumiukai. Eik tu, kokon tu čia nori? Ne, aš žadu nenoriu. Okay. Neišeina su šituo. Žliumbi. Ten ta programėlė nepavyk, bandom kitą. Gera, kas ten buvo. Ko tu irgi nori pinigų, ne? Ne Instagramą, man reikia YouTube'ą. 5. 65. Dar labiau. O. Čia. Tai kas čia laimėjo? Gerai, tam. Darbininkas emigrants laimėjo. Geras. Sveikinimą. Kontą reiks siųsti ką mažulėlį. Geras. Va. Kas laimėjo? Matot, nugalėtoje. Geras. Tai sveikinu dar kartelį darbininką emigrantą. Kiek žinau, darbininkas emigrantas į Norvegiją, tai čia toks, kaip čia pasakyti, dežavu. Ką pataikiau, aš ten gyvenus tiek metų ir va, žmogus iš Norvegijos laimėjo konkursioką. Labai džiaugus, kad pagaliau aš jau būsiu įvykdžiusi ir nusijėm toks galvos skausmus, nes suvėlavau tas 2 dienėlis. Bet jau taip gavos. Persiprašau, nepykit. Kas nelaimėjot, neliūdykit. Galėsit nusipirkti. Tik vat su tas pirkimas, aš kaip sakau, aš nesigils. Aš neturiu pradinį kapitalą ten didelių pinigų, tai pas mums viskas vyksta lėta, nes užsiperku, parduodu, vėl užsisakau ir gan ilga eintos priekės, va tas vienintelis minus, nes anos nenešu taliais ir negaliu greit sukti ratą. Kun sakė, sunau? Aš atvažiavau. Labai gerai. Darbuosimės? Noriu pradėti, Jėzus Marija, dar gavau įkurtuvių progą vieną medį, gluosnį, žinot, ant to, kur gražiau, ant toks spalvots, kur ir
Čia buvo irgi viena iš mano svajonių, tai tik pataik nupirkti. Vyras esu labai džiaugiuosi, bet jau viskas, tų medžių dar ir orchidėjų, sakau orchidėjų, tų chrizantėm, kas čia yra, hortenzijų ir lieki nepasodintų, tai reikia judėti. Taip tas savaitgalis toks gavos, kad, sakau, 2 runkas ir per maža tų nūkivės apeiti. Bet biški po biški, vis tai kažkas čia gražės, darysies ir galų gale tos visas svajonės įvaizdinė išsidėlios. Nors 4 mažas pušėlis dabar. Pasisodinsiu jaučiamausiam dar iki mamos. Čia nebemačiau šeštadienį. Tragedija vakar sudraskė. Per gimtadienį to nebežinau. Žodžiu, prisipoda, bet žiaurė vargšį į konkeiną. Viskas išdžiovinu ir nešu jo padėti. O kitas metas reikia žiūrėti, kaip suremontuoti. Pasidinau savo hortenzijas 2 eilėm. Ir čia yra biški nūdėg nuo saulės, labai sustresavo. Šaknėlis biški taip suspaustas buvo, tai bet nieka, atsigavinė. Yra vanilė frais viena eilė, o kito polar beer. Ir ten turėtų jie iki pat galą. Ir čia taip pat pušėlis ir paprastas, nes geriausia formuoti ir šanų. To nereikės išrauti, nes šiame tik pasidinau, tai nebenoriu, kad susirasuotum, paliks iki kitų metų. Taip pat ir įsuta. Čia onkuota buvo ir ant man pavasarį nušalo, o šaknėlių išlėda. Nauja, tai irgi palikti iki kitų metų. Paskiau matysim, kas čia man toliau, kokį viziją susidėliu, žinot, nes dabar po biški viskas. Neantė apgrėta viską sumestyti. Ir nereiks svarbiausias skubėti, nes paskiau ir darava jau 10 sykių šitą. Nes va į tus išrauti, čia naikinti reikės ir taip toliau. Baisiai lauku, kuomet neglėlis užžels, nes, koš kiaura. Visur skersputs, skersvys, kaip čia šnekia girdi. Ir kažką prikytom, čia vis, sakykime, palėtus vis, palei namą apsiželdinti kažkokių augalų, nes, žiaurė put. Ir dabar svarbiausia reikia visiems dar pagaliuksus maistyti, nes kitaip nulenks visus ir nebebus vaizdo. Sunkus tas sugrįžėm, žinokit. Aš manau, čia dėl to, kad bišk plėšaus ir Instagrams, ir YouTube's, tai kils kartas minčiau dėl tų socialinių tinklų verta, čia, bet bišk pailsi ir vėl lygtais ir pats pasielgsti. Pasifilmauti girdi. Einu, sudėsiu video ir dar kartelį sveikinimą laimėtojų ir iki kitų kartų.